Pirmą kartą šiauliečiai turėjo galimybę susipažinti su bene visomis regione veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Savaitgalį surengta NVO mugė, kurioje savo veiklą pristatė per 20 dalyvių. Renginyje apsilankę miestiečiai nuo paauglio iki senjoro galėjo pasirinkti, prie kurios organizacijos norėtų prisijungti. Savaitgalį Šiauliuose surengta nevyriausybinio organizacijų mugė. Miestiečiams pristatyta daugiau kaip 20 mūsų apskrityje veikiančių visuomeninių organizacijų, vienijančių įvairaus amžiaus, skirtingų pomėgių bei tikslų žmonės. Kaip pasakoja mugės sumanytojas, šio projekto vadovas, Lietuvos teisininkų draugijos jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininkas, idėja organizuoti tokį renginį kilo pastebėjus, kad visuomenėje yra begalė žmonių nežinančių, ką reiškia trumpinys NVO. Bet to yra ir tokių, kurie norėtų pasirinkti vienokią ar kitokią veiklą, tačiau nežino, į ką kreiptis. Kaip parodė projekte atliktas tyrimas, žmonės labiausiai vilioja savirealizacijos galimybė. Būtent šitą mugę, šitą galimybę, manom, padės atskleisti, parodyti gyventojai, kad čia galima savirealizuoti, galima prisidėti atliekant vieną ar kitą veiklą. Galbūt nemažai gali rasti savo veiklos ir pagyvenęs žmogus, sakykime, nebeturintis galbūt darbinio užimtumo ir panašiai. Taip pat jaunimui labai aktuali šita veikla, nes jis turi daug energijos, nori viską veikti, viską daryti. Štai jam puikiai proga susirasti savo draugų ir partnerių tokiam renginyje. Šiauliečiai pirmieji surengė nevyriausybinio organizacijų mugę. Netrukus į tokius renginius bus pakviesti ir kitų miestų gyventojai. Projekto vadovas sako, kad vėliau planuojamas visų šalies miestų visuomeninių organizacijų suvažiavimas, kuriame jau bus svarstomi probleminiai klausimai.